Šiandien aš paversiu savo driftinimo mašiną į kasdienybės vairavimo vieną, kitaip į daily drivinimo mašiniuką. Pakeisime jam visą variklį, pakeisime jam vidų, nes šita idėja mašiniuko per Mombazų yra viena iš įdomesnių, kaip jinai aplamai padaryta, koks jos vidus, kaip viskas veikia. Ir realiai per Mombazų tokio pačio drifto kaip ir nelabai yra, tad nėra labai tikslo ją čia daryti tokią žiauriai driftinimo mašiną. O prieš šokant amigos prie video, nepamirštam paspausti laiką, subscribe ir tada nieko nelaukia, šaunam prie video. Manau, visų pirma, man reikia nuvažiuoti iki parduotuvės, reikia išsirinkti patį variklį. Aš nežinau, ar bandyti dėti paprastą, ar dėti tą tokį geresnį biškį, nes dabar su šitu varikliu, jis labai mėto. Labai mėto jį į šonus, labai sunku su ja tiesiog paprastai važiuoti. Tad labai tikiuosi pakeitus variklį, jinai, geriau bus. Bei neužilgo dar ateis Mombazų update'as, tai tikiuosi detalių kokių naujų idėjos. Iš čia man kaip ir nieko nereikia. Pas mane čia labai netgi ir daug pasirinkimų nėra. Pas mane viskas paprasta sudėta. Yra Princo transmisija kitokia, LSD mechaninė, o čia FMD mechaninė. Nes čia yra front wheel drivas, tai tipo, kad prieki varoma, a čia irgi front wheel drivas. Čia greičiausiai vis tiek jinai našesnė, tada aš manau reikia pasimti paprastesnę. Yra turbo pas mane dabar kolektorius, o jeigu aš įdėčiau paprastą gamyklinį, tai galiu pasimti, pamatyti šitą įdėti taipogi. Ir man trūksta vienos kėdės, aš žinau kaip aš pirkau kėdės ir vieną užmiršau pasimti. Spalvą aš jau įsirinkau, parodysiu jums vėliau. Aišku, parašykite komentarus, kokią jūs pasiūlytumėt spalvą daryti, nes dabar jinai bus tokia tiesiog laikina, kad pakeisti išvaizdį, nes ta ružava, tikrai jau ne kažką atrodo. Tad duokite komentaruose idėjų. Taipogi yra stabilizatoriai. Greičiausiai reikia gal įdėti kietą. Iš šitų pas mane kaip ir viskas geriausiai yra sudėta. Gerai, ir dabar ratlankiai. Arba dėti va tokius paprastus, kažką iš tokio, arba dėti tokius didelius. Pats mašiniukas jis toksai, mažiukas. Po 800 pasiemame, kodėlgi ne. Tad galime pasimti, jeigu netiks, pasimsim paprastus. Gerai, ratlankį visi paruošti, pripūsti. Iš čia, man atrodo, greičiausiai nieko ir neišeis čia, viskas yra Konigo. Viską pasiėmiau, yra padangos, stabilizatoriai, transmisijos, sėdynės. Galime lėkti iki namų. Manau, galima tiesiog bandyti išimti variklį. Aš nepaėmiau variklio. Gerai, kad turiu nuo seniau. Tai yra du variantai. Arba dėti tiesiog gamyklinį, kuris tinka ir Princui, ir Konigui, paprastą šitą, arba imti našesnį. Dabar, kai matai, yra galingiausias įdėtas, 12, valvų. Galingiausias variklis, kurio tikrai šitam aparatui nereikia. Pas mane ir kitos detalės yra gamyklinės. Galima biškį tokį stoką surinkti. Čia buvo ta transmisija, jo, pas mane yra ta tokia geresnė, tad tuo pačiu reikia ir ją pakeisti. Variklį dar laiko kažkas. Ai važia, šitas, viskas, variklis, išimtas, priekinis. O, dabar valdymas tikrai turėtų būti žymiai geresnis. Gerai, stabilizatoriai pakeisti. Čia tuščia dabar, manau, galima jau nusileisti ją dabar. Šaunam tada iš karto variklį. Čiks. Transmisiją pakeičiam. Čiks. Kaip transmisija ir variklis greičiausiai turėtų būti savo vietoje, kaip suprantu. Galime sudėti kolektorių, įdėti inteiką. Dabar kai tuščia atrodo be šito kolektoriaus, čia tokia skylė vos ne. Ir pagal viską variklis turėtų būti pakeistas. Daug detalių nereikėjo man keisti. Kaip nekeista, bet atliktų varžtų nėra. Aš manau, kad viską gerai padariau. Pabandom užkurti šitą. Pagal viską dabar turėtų ir kitaip jaustis, nes stabilizatoriai kiti, variklis kitas, kitos detalio yra dar naujų. O dabar, manau, tiesiog bandome išvažiuoti. Bet jinai šiaip greitai dar... Ojojoj. Jinai dar greitai įsibėgioja, kaip ant paprasto variklio. Bet kas su ją labai užknisdavo, kad jinai slysdavo labai. Dabar taip važiuojant, tai jos net nemėto. Labai gerai, va aš šito ir norėjau. Dabar jinai normaliai einasi, tad pakeitimai tikrai buvo geri. Šiaip galima būtų galingiausią variklį, žinokit, įdėti į Bemsą. Nes pas mane lenktyninis Bemsas, kurį aš turiu. Čia pas mane dar stovi tas papraščiukas. Šitas stovi. Tai dabar ką dar greitai pereinu, pakeičiu ratlankius. Įdomu, kaip va toksai va stovės. Žiūrėsim, jei ką vis tiek bus galima pakeisti. Gerai, prie to pat dar reikia nuimti duslintuvą šitą. Nes aš nežinau, ką aš mačiau, kai aš įdėjau, kas čia per duslintuvas. Toksai bus savo paprastas. Aš iš vis norėčiau kažką va tokio įdėti. Visai šiaip gerai atrodo, toksai, prie senoviško toks sueina. Šiaip net ir šitą paliksiu. Čia iš vis po 3 varžtus pas mane buvo ratlankiai prisukti normaliai.
Nu, atrodo tikrai toksai, nežinau. Nu, šitas ganėtinai taip keistai atrodo, va gal tokį šauti. Kaip manot, kuris geriau? Ar baltas, ar šitas didelis pilkas, duokit žinoti. Kol kas aš galbūt netgi pasiliksiu prie mažesnių. Čia aišku pas mane garaže petvarkė kaip visada jau, bet manau galime jau ją perdažyti. Ir kokią aš spalvą pasirinkau, pasiėmiau juodą. Žinau, labai yra jinai basic, bet tiesiog dabar norisi padaryti tokį, įsivaizduokite paprastą kokį golfiuką. Tuo pačiu sakiau, duokite žinoti komentaruose spalvų idėjų. Aišku, ir nežinau, ką galvojau tuo metu, kai aš čia dažiau tokią spalvą, nu, padarysiu iš golfirino Batmobilį. Nu, man žinot, ką primena, nu, žiauriai kokį golfiuką seną. Netgi ir tie balti ratlankiai, jie perfekt yra. Tik tais reikia pakeisti vidų spalvos, nes jinai labai šviečia po apačią. Šiaip visai neblogai, netgi ir juoda atrodo. Reikia dar sėdynę įsidėti. Tuo pačiu, aš nežinau, aš noriu nudažyti ją vidų, nes ta mėlyna spalva negražiai atrodo. Visai gerai atrodo. Dar šitą reikia pakeisti į va tokį paprastuką. Oi. Nu, kas čia per Batmobilis, aš nežinau. Blemba, nu tikrai gražiai atrodo. Toks vat mašiniukas. Dabar jinai bent normaliai važiuoja, o ne slidinėja ant kampo. Nes nu per Mombazų driftas nelabai kaip ir egzistuoja, nėra ką čia su juo padaryti. O ką, amigos, tiek šitam vidosui pakeičiau drifto mašiną į paprastą daily drivinimo. Ir tada, kaip visada, susitiksime naujose vidose.